Sveiki, šiam kanalui trūksta filmų, tad nusprendžiau padaryti 24 faktus apie filmą Bohemian Rhapsody. Keli faktai bus apie patį filmą ir keli apie tikrus įvykius iš Freddie Mercury bei Queen grupės gyvenimo. Tad be ilgų kalbų, pradėkime. Ar grupė Queen tikrai rizikavo savo dainą Bohemian Rhapsody? Pasirodo taip. Kadangi daina trunka 5 minutės ir 55 sekundės, grupė žinojo, jog rizikuoja nepakliūti į radiją. Kad pasiektų kuo daugiau žmonių, jie įrašė vaizdo įrašą skirtą šiai dainai. Ji pasirodė esanti geniali reklamos strategija, sukurta gerokai anksčiau nei buvo reguliariai daroma MTV kanale. Bohemian Rhapsody videoklipas padėjo jiems iškilti per naktį ir iškilti Anglijos Singles Chart net 9 savaitėms. Filmas buvo paskelbtas dar 2010 metais ir Freddie turėjo vaidinti Sacha Baron Cohen. 2013 Baronui palikus projektą dėl nesutarimų su prodiuseriais filmas buvo apleistas keleriems metams, iki kol 2016 metais nepasirodė aktorius Rami Malek. Filmas tapo milžinišku laimėjimu, kurio pasaulinė vertė siekia $802 milijonus, nors gamybai išleido tik 50 milijonų. Jis tapo 7 daugiausiai uždirbusių muzikinės dramos bei biografinių filmų per visus 2018 metus. Nors žiūrovai ir priekaištavo dėl tam tikrų filme parodytų vietų, jie vis vien kartu liaupsino Rami Malek vaidybą bei muzikinius pasirodymus šiame filme. Robert De Niro yra vienas iš filmų prodiuserių. Jis ne tik yra įsitraukęs į Bohemian Rhapsody filmą, bet ir Queen musicalą. Žiūrėję filmą tikrai atsimenate Ray Foster, kurį vaidino Mike Myers, bet ar žinojote, jog tai nėra pirmasis susidūrimas su grupė Queen šiam aktoriui? Vaidinęs filme pavadinimu Wayne's World buvo scena, kurioje jis bei kiti draugai dainavo Bohemian Rhapsody dainą. Garsioji Live 8 scena buvo stengtasi tiksliai atkurti šiam filmui. Labdaros koncertas Live 8 1985 metais vyko Wembley Stadium Londone ir John F. Kennedy stadione Filadelfijoje. Pati scena filmui buvo atkartota Bovingdon oro uoste Hampsteade. Viena iš idėjų, kodėl Sacha Baron Cohen pasitraukė iš filmo, buvo ta, jog kilo kūrybinių nesutarimų. Tačiau žmonės šneka, jog Sacha norėjo filmuoti su R reitingu, kuriame būtų parodyta viskas, kol prodiuseriai norėjo filmą sukurti su PG reitingu, kad jį galėtų pamatyti ir vaikai. Sacha nėra vienintelis pasitraukęs iš filmavimo. Panašiu metu Dexter Fletcher buvo pasirinktas kaip filmo direktorius, tačiau po ginčų su Graham King tais pačiais metais pasitraukė. Buvo ir daugiau žmonių, dėl kurių filmą teko laikinai sustabdyti. Vienas iš jų – Bryan Singer, kuris ilgą laiką negrįžo po padėkos dienos, tai palikęs visus jaudintis. Nenorint delsti, į jo vietą atėjo operatorius Newton Thomas Sigel ir kurį laiką filmą prodiusavo vietoj Bryano. Vėliau buvo pranešta, kad toks nepasirodymas buvo dėl jo šeimos sveikatos problemų. Aš norėjau padėti užbaigti šį filmą, taip pagerbiant Freddie Mercury bei Queenus, kalbėjo jisai. Tačiau Fox man to neleido padaryti vien tik todėl, jog man reikėjo laikinai pasirūpinti savo bei savo šeimos sveikata. Bet kiti šaltiniai teigia, jog Rami Malek bei kiti komandos nariai pavargo nuo Bryan Singer tokių poelgių. Mat jis dažnai vėluodavo bei ginčydavosi su Rami Malek. 2017 metais gruodį Singer buvo atleistas iš savo direktoriaus pareigų. Kai su aktoriumi Rami Malek buvo susisiekta dėl vaidinimo filme, jis turėjo labai mažai žinių apie Queen grupę. Norint įkūnyti Freddie Mercury, Malek teko sunkiai dirbti. Jis turėjo sesiją su treneriais dėl judesių, jam taip pat teko išmokti kalbėti su protezais. Malekas taip pat turėjo dainavimo bei pianino grojimo pamokas bei trenerį, kuris padėjo jam dėl akcento. Po filmo išleidimo Rami Malek prisipažino tapęs Queenų superfanu. Matau Freddie kaip geriausią visų laikų atlikėją, kuris nenustojo mane stebinti, kalbėjo jis. Nors Malekas dainavo kai kurias filmo dalis, prodiuseriai įterpė ir kai kurias vietas iš pačios grupės bei kanadų vokalisto Mark Martel balsą, kuris yra Queen Extravaganza gyvo pasirodymo nugalėtojas. Na, o dabar keletas faktų, kurie filme buvo pakeisti. Filme Freddie, Rami Malek, pastebėjo Brian Gwilyn Lee ir Rogerį Ben Hardy grojant grupėje pavadinimu Smile 1970-aisiais. Freddis nuseka juos į skersgatvį ir iš pradžių jis pasirodo nedrąsus, tačiau Freddžiui uždainavus ir jų bosistui ką tik palikus jų grupę, jie nusprendžia jį priimti į komandą. Realybėje Freddis jau pažinojo May, Taylor ir Steffel, kai jie grojo grupėje Smile. Visi 4 dalijosi gyvenama vieta. O dėl drovumo Brian May kalbėjo. Jis buvo nepaprastai pasitikintis savimi. Jis dar tada tikėjo, jog yra roko žvaigždė.
Filme ieškodama Smile grupės narių, jis sutinka Mary Austin, Lucy Boynton, ir iškart ją susižavi. Realybėje Freddie Mercury sutiko Austin 1970 metais, kai jį dirbo registratūroje rūbų parduotuvėje. Freddžiui prireikė net 6 mėnesių, iki kol jis pakvietė mane į pirmąjį pasimatymą, kalbėjo Austin. Filme po didelio vakarėlio Freddis lieka namie vienas ir įkaušęs mėgina, taip sakant, kabinti darbuotoją Jim Hutton, Aaron McCusker. Bet vėliau atsiprašo ir tarp jų užsimezga ryšys. Realybėje Freddis sutiko airiškos kilmės kirpėją Jim Hutton Londono klube pavadinimu Heaven 1985 metais. Kadangi Jim tuo metu turėjo partnerį, niekas tarp jų daugiau neįsibleskė. Praėjus 18 mėnesių jie ir vėl susitiko viename iš klubų ir nuo to karto jie tapo ilgalaikiais partneriais. Filme buvo parodyta, jog John Reid, Aidan Gillen, buvo atleistas iš savo pareigų grupėje kaip menedžeris, kai Freddžiui pasiūlė idėją palikti grupę ir tapti solo atlikėju. Realybėje, John Reid draugiškai išsiskyrė su grupe 1977 metais. Jo vietą perėmė grupės advokatas Jim Beach. Toks asmuo kaip Ray Foster neegzistuoja, nors Ray Fosterį matėme kaip YMA vykdomąjį prodiuserį, kuris pasakė, jog 6 minučių Bohemian Rhapsody niekas negros. Matyt, jis buvo sudėtas iš daugybės kitų grupėje pasirodžiusių asmenų netikėjusių jų sėkme bei dainos iškilimu. Filme Paul Prenter, Alan Leach, buvo grupės menedžerio John Reid padėjėjas, vėliau tapęs Freddžio padėjėju ir galų gale atleistas, kai Freddis sužinojo, jog Paulas nepasakė apie tai, jog buvo pakviestas groti labdaros renginyje. Tačiau realybėje jis buvo radijo didžėjus iš Belfast, Šiaurės Airijos ir buvo atleistas už tai, jog iškėlė vakarėlį viename iš Freddžio namų ir jį visiškai suniokojo. Filme rodė, jog visiems žinoma We Will Rock You ritmą sukūrė Brianas, kai studijoje mokino rankų bei kojų judesių kitus grupės narius. Visa tai pagal filmą vyko 80-aisiais, kai Freddis turėjo trumpus plaukus ir vešlius ūsus. Tiesa ta, jog Brian May kažkur 1977 sugalvojo šį ritmą prabudęs iš miegų. Taip pat Freddis tuo metu neturėjo ūsų ir buvo su ilgais plaukais. Filme buvo scena, kurioje Freddis pranešė kitiems grupės nariams, jog nori daryti solo karjerą, taip duodamas idėją, jog Freddis išsiskyrė su grupe. Nors filmas ir teisingai perteikė jų ginčus dėl to, kurios dainos turėjo patekti į albumus ir kurios bus išleistos kaip singlai, realybėje grupė vieningai sutiko, jog jiems reikėjo pailsėti po 10 albumo pavadinimu Hot Space, kuris buvo išleistas 1982 metais. Taip pat Freddie Mercury nebuvo vienintelis išleidęs solo albumą. Brian May išleido savo į pavadinimu Starfleet Project. Filme Freddis prisipažino turintis HIV prieš Live Aid pasirodymą po vieno iš repeticijų. Tiesa ta, jog apie jo diagnozę niekas nežinojo iki 1987–88. Kai galiausiai grupės nariai tai suprato, niekam apie tai nesakė net ir savo šeimos nariams. Nors žiniasklaida jį persekiojo ir komentinėjo dėl jo matomos pablogėjusios sveikatos, Freddis neprasitarė turintis AIDS iki lapkričio 23-osios 1991 metais, vieną dieną prieš jo mirtį. John Deacon nebuvo pirmasis bosistas, kai parodė per filmą. Jis buvo 4. ir grupėje nebuvo pasirodęs iki 1971. Freddie Mercury, arba tikras vardas ir pavardė Farrokh Bulsara, augęs Zanzibare, vėliau Indijoje, jo šeima vėliau persikraustė į Middlesex, Angliją, kai dar buvo paauglys. Pradėjęs lankyti St. Peter's mokyklą, ėmė vadintis Freddie, o sukūręs grupę Queen 1970-aisiais nusprendė pasikeisti ir pavardę. Freddis mokėsi Isleworth Polytechnic, dabar žinomas kaip Vakarų Temzės koledžas. Jis įgijo meno ir grafinio dizaino laipsnį įlengame meno koledže Londone. Gyvenant Anglijoje, Freddžio muzikos skonis išaugo nuo indiškos muzikos iki rock'n'rollo. Jo pagrindiniai įkvėpėjai buvo Elvis Presley, The Who, Jimi Hendrix, Led Zeppelin ir The Rolling Stones. Taip pat jis dažnai minėjo Liza Minnelli kaip įkvėpėją, ypač jos pasirodymą Cabaret. Nors jis ir buvo vokalistas grupėje The Hectics, jo pirmasis mokomas pasirodymas prieš publiką buvo rugpjūčio 23 dieną 1969 metais su grupe Ibex. Brian May ir Roger Taylor buvo grupės Smile nariai. Jie žinojo apie Freddį ir kartu keliavo į Liverpoolį pamatyti jo pasirodymą kartu su Ibex grupe. Vienu metu jie netgi prisijungė su grupe ant scenos. Tai pažymėjo pirmosius žingsnius link Queen grupės gimimo. Freddis įkalbėjo Ibex grupės narius pasikeisti pavadinimą į Wreckage. Tačiau neilgai trukus grupė ėmė byrėti dėl tuometinio koledžo lankymo, darbo ir vienu metu jų būgnininkui teko išsikraustyti į Ameriką.
Fredis turėjo 4 papildomus dantis, kas ir sukėlė jo priekinių dantų išsikišimą ir ilgalaikį nepasitikėjimą besišypsant. Tačiau jis nenorėjo jų išsitraukti, kadangi bijojo, jog tai pakeistų jo balso rezonansą. Fredis tikėjo, jog papildomi dantys ištempė jo gomurį, kas ir davė jam jo balsą. Štai ir viskas. Jei žinote daugiau įdomių faktų apie šį filmą ar šią grupę, leiskite visiems sužinoti apie tai komentaruose. Ką norėtumėte pamatyti kitame video? Palikite savo idėją ir jei jūsų komentaros surinks daugiausiai like, kitame video išvysi faktus apie savo pasiūlytą filmą ar serialą. Šiandieną tiek. Ačiū už jūsų dėmesį ir kaip visada pasimatysime per kitą video. Bye!